O, labas rytas, tu vėl čia, nori mokytis matematikos tikriausiai. Šiandien pratęsime vektorių temą ir pakalbėsime apie tai, kas yra lygieji ir priešingi vektoriai, kaip juos atpažinti ir kaip įrodyti jų lygumą arba priešingumą. Gerai, tai vektorius mes truputį žinome, ar ne? Tai yra atkarpa su kryptimi. Nuo A iki B, bet turi rodiklį, kryptį. Tai lygieji vektoriai yra labai paprastas dalykas. Aš netgi turiu apibrėžimą. Jei apibrėžimas, apibrėžkime apibrėžimą. Taigi, apibrėžkime apibrėžimą. Lygieji vektoriai yra tokie vektoriai, kurie visi yra vienodo ilgio ir tos pačios krypties. Tai reiškia, kad į tą pačią kryptį galim patikrinti, pavyzdžiui, arba jie yra ant tos pačios tiesės, kaip A ir B vektorius yra ant tos pačios tiesės. Tai jie yra tikrai bent jau tos pačios krypties ir ant tos pačios tiesės tą pačią pusę ir vienodo ilgio. Ir čia arba jie yra ant lygiagrečių tiesių ir vienodo ilgio ir tos pačios krypties. Taigi, ir mes galim tikrai patikrinti, kaip galim žinoti, ar tos pačios tiesės, arba jos yra lygiagrečios ir panašiai. Na, visų pirma, mes galim matyti, kad postūmis yra tas pats. Reiškia, nuo pradžios iki galutinio taško pajuda per 3 į dešinę ir 1 į viršų. Reiškia, 3 plus 3 x ašimi ir plus 1 y ašimi, ar ne? Ir čia irgi plus 3 į dešinę ir 1 į viršų. 3 į dešinę ir 1 į viršų. Reiškia, jų ilgis yra toks pat. Jie tiek pat pajuda ir net tą pačią kryptimi. Nuostabu. Mes rodėm, kad yra vienodo ilgio ir tos pačios krypties. Mes galim tiesiog paskaičiuoti, patikrinti langelius. Toliau, jeigu žiūrėtume, kas yra priešingi vektoriai, tai yra lygiai taip pat lengva. Tai reiškia, kad yra tokio pačio ilgio. Ko tokio pačio ilgio mes galim patikrinti, per kiek pasistumėjo langeliais. Tai per 5 horizontaliai ir 4 į viršų, ar ne? Reiškia, taip tokio pačio ilgio jie yra. Ir kryptys yra priešingos, nes čia rašo AB, o čionais yra nuo B iki A. Gerai? Puiku. Jeigu vektoriai yra lygus, mes juos taip žymime. Pavyzdžiui, vektorius A yra lygus vektoriui B. Gerai? Jeigu čia būtų, pavyzdžiui, vektorius C ir D, tai mes žiūrėtume, kad jie yra priešingi. Taip pat kaip ir su skaičiais. Vektorius C yra lygus minus vektoriui D, ar ne? Kaip ir skaičiai. 3 būtų priešingas minus 3, ar ne? Tai va. Tai jie yra priešingi. Mes taip pažymime. Gerai. Mes supratom kelias paprastas taisyklės. Labai paprastas taisyklės. Vektoriai lengva. Ir spręskim kelius uždavinius. Taigi, pavyzdžiui, kurie iš šių vektorių yra lygus? Kurie lygus? Taigi, mums reikia pažiūrėti, kad jie būtų tos pačios krypties ir to paties ilgio. Pažiūrėkime šiandien, galime padidinti iš tikro, ką mes tokį mažą šiandien turime, galime padidinti ir pažiūrėti pirmus. Taigi, A ir B, aš žinokite, iš karto pasižiūrėjęs galiu pasakyti, kad pala. Čia pajuda per 3 į apačią ir 3 į kairę, o čia tik per 2 į apačią ir 3 į kairę. Reiškia, čia tikrai nėra lygus. Čianais mes matome, kad 4 šoną ir 4 šoną, ilgis toks pat, jie yra lygiagretus, fantastika, bet jie yra ne tos pačios krypties. Reiškia, jie nėra lygus. Jau būtų klausimas, ar jie yra priešingi, taip, jie būtų priešingi. Šiuo atveju nėra lygus. Taip pat šiandien šį kartą turim tą pačią kryptį ir lygiagrečios tiesas, bet ne tas pats ilgis. Gerai? Tai mes galime juos irgi nubraukti. Jie dėja nėra lygiagretus, nėra lygus.
Tai yra, jie yra lygiausi, bet nėra lygus. Gerai, žiūrėkime D. Man galbūt iš akies jie lyg ir atrodo panašus, galėčiau sakyti, kad gal ir yra lygus, bet nesu tikras. Tai matau, kad kryptis yra iš esmės ta pati, pažiūrėkime, ar jų ilgis ir kryptis iš tikro sutampa. Tai pažiūrėkime, paeina į dešinę per 3 ir į viršų per 4, čia į dešinę per 3 ir į viršų per 4. Fantastika. Tai mes tikrai matome, kad jie yra lygus. Čia tas pats vienas žemyn ir 5 į dešinę, vienas žemyn 5 į dešinę, jie irgi yra lygus. Puiku. N ir O vektorius taip, jie visiškai sutampa, jie yra ant tos pačios tiesės, tokio pačio ilgio ir neturi tą pačią pradžią ir pabaigą. Reiškia, jie tikrai yra lygus, nes jie yra realiai tas pats dalykas. Puiku. Vektorius, tai yra G uždavinys, akivaizdžiai matom, kad jie yra skirtingų krypčių. Jie tikrai nėra lygus, nes vienas keliauja virš, kitas keliauja į dešinę, jie tikrai mums netinka. Žiūrim H, mes irgi patikrinkime į tą pačią kryptį, abu rodo į viršų, dešinių viršų, tokius šiaurės rytus. Ir matome, kad vienas į dešinę ir 4 į viršų. Vienas į dešinę ir 4 į viršų. Tikrai jie yra lygus. Ir paskutinis matom, kad čia yra viena tiesa ant tos pačios tiesas ir toks pat ilgis. 3 į dešinę, 1 į viršų. 3 į dešinę, 1 į viršų. Mes tiesiog kartais turėsime skaičiuoti langelius vektoriuose. Gerai. Paprastas uždavinys įveiktas. Pažiūrėkime, ar galime atpažinti, kada vektoriai yra priešingi vektoriai, ar galime atpažinti ir pagrysti. Tuoj padidinkime, ką mums tie maži vektoriai, kai galim turėti didesnius vektorius. Yes. Taip. Gerai, pažiūrėkim čionais. Atleiskite, jie tikrai yra ne vienodo ilgio ir jie yra net ne visai tos pačios krypties. Kodėl? Nes čia paeina 4 ir 1 į viršų, o čia 6 ir 2 į apačią. Tai net nėra ant lygiagrečių tiesių. Priešingų krypčių skirtingo ilgio nelygiagrečios tiesės visiškai netinka. Toliau, C ir D. Ar jie yra priešingi? Pažiūrėkime. Jeigu jis pajuda 2 į dešinę ir 2 į viršų, nuo pradžios taško į galo, o čia 2 žemyn ir 2 į kairę, taip, visiškai priešingai pajuda. Ir reiškia, jie tikrai yra priešingi vektoriai. E ir F vektorius C uždavinyje, jie dėja yra akivaizdžiai skirtingo ilgio, nors ir yra lygiagrečios tiesės, fantastika, priešingos kryptis labai gerai, bet skirtingas ilgis reiškia mes negalime jų palyginti kaip priešingų vektorių. M ir N vektoriai D uždavinyje taip, 3 žemyn 2 į kairę, o čia 2 į dešinę ir 3 į viršų, taip, mes matote daug trikampų paišome iš tikro. Trikampiai padeda suprasti vektorius ir mes tuo galėsime pamatyti, netgi keletą uždavinių su trikampiais. Ir aišku, ar A ir B vektoriai yra priešingi, taip, matome, kad čia ilgis yra 4 langeliai ir čia yra 4 langeliai, jie yra ant vienos tiesės, priešingų krypčių, fantastika, jie yra lygiagretus, taip, bet ir priešingi. Taip, nuostabu. Gerai, turime porą uždavinių, pasididinkime čia nais, kam čia tuos mažus uždavinius šiandien mokytojas įkėlė vėlgi. Taigi, pirmas, turime trikampius ir paskaitykime, kas čia parašyta. Tekstiniuose uždaviniuose yra labai svarbu suprasti, ar mes suprantam, kas parašyta. Vienas dalykas yra svarbus. Taigi, pratęsus trikampių kraštines BC ir DE gaunamos lygiagrečios tiesės. Čia bus mums labai svarbu. Taigi, šitos tiesės, jos yra, reiškia, lygiagrečios, ar ne? Čia yra lygiagretu. Nuostabu. Aš čia nepataikiau, bet įsivaizduosime. Mums reikia, kad suprastume, ar šitie vektoriai BC ir DE yra lygus, turime pažiūrėti, ar tai yra vienodas ilgis. Ar BC ir DE yra vienodo ilgio kraštinės. Ir tam, kad tam įrodytume, turim įrodyti, ar šie 2 trikampiai yra visiškai lygus. Ar jie yra lygus trikampiai. Ir jeigu rodysim jų lygumą, tada įrodysime, kad taip, šie vektoriai yra lygiagretus.
ne tik lygiagretus, bet ir lygus. Taip, jie jau yra lygiagretus, mums sako uždavinys, nes lygiagrečios tiesės, reiškia vektoriai lygiagretus, bet ar jie lygus, turi būti jų ilgumas vienodas. Labai paprasta, ką mes darome, užžiūrime kampus ir matome, kad taip čia yra trikampis. Trikampis turi 180 laipsnių iš viso, tai yra 30 ir 130 yra 160 laipsnių, reiškia, čia bus 20 laipsnių. Ir čia irgi mes matom 20, 130, 20 ir 30 bus 50, reiškia, čia turi būti 130 laipsnių. Ir mes matom, kad taip, jų kampai yra vienodi ir bent viena kraštinė yra lygi ir kampai yra lygus. Reiškia, taip, šie trikampiai yra lygus, reiškia vektoriai BC yra lygus vektoriui DE. Šitie du vektoriai yra, nemoku gražiai piešti yra lygus. Fantastika. Labai paprasta. Mums reikia rodyti trikampių lygumą šiuo atveju. Gerai. Ir pažiūrėkime paskutinį mūsų uždavinuką. Rodykime, kad vektoriai yra priešingi. AB, tai šitas vektorius, ir ED. Taigi, kad įrodytume, kad jie yra priešingi, mes turime įrodyti kelis dalykus. Tai visų pirma, tai, kad tos tiesės yra lygiagrečios, ir kitas, kad tos dvi tiesės ir kad jos yra vienodo ilgio atkarpos. Tai nuostabu yra įrodymas būtent trikampių lygumo vėl. Mes turime kelis dalykus, mes turime, kad pažiūrėkime, ką mes turime. Taip, mes galime įrodyti trikampių lygumą pagal duotą informaciją. Gal bus sunku, o gal ir įmanoma. Pasižiūrėkime. Taigi, mes matome, kad dvi atkarpos priešingos yra lygios ir taip pat čia yra tiesių susikirtimas. Reiškia, mes turime kryžminius kampus, reiškia priešingi kampai yra lygus ir staiga matome, kad pagal kampą ir dvi kraštinės ir kampą tarp jų šitie du trikampiai yra lygus. Mes galim parašyti, kad trikampis ABC yra lygus trikampiui CDE pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, reiškia, nes BC yra lygu CD, ar ne? Ir AC yra lygu CE ir kampas BCA yra lygus kampui DC, geriau DCE. Tai va, mes įrodėme trikampių lygumą. Aišku, dar turime įrodyti ir kampų prieš tai lygumą. Tai mūsų būtų žingsniai tokie. Pirma, įrodome, kad kampai yra lygus. Tai kampas AC kampas ACB yra lygus kampui DCE, nes kryžminiai. Taip, mes prašome, nes kryžminiai. Nes nemoku rašyti su pele, kryžminiai. Nuostabu. Kryžminiai. Fantastika. Tai mes įrašome, nes kryžminiai. Puiku. Ir tada antras dalykas, mes įrodome, kad trikampiai yra lygus, nes mūsų prašo įrodyti. Tai įrodykime. Gerai, išrašysim įrodymą. Taigi, trikampiai yra lygus ir tada, jeigu trikampiai yra lygus, reiškia ir mūsų trečias mes turime, kad taip, AB yra lygu DE kaip atkarpos, kaip jų ilgis. Tai mes rodėme, kad vektorių ilgiai tie patys. Ir tai rodė lygiagretumą. Ir aišku, jeigu mes turime, kad čionais yra, tarsi, jeigu čia būtų dvi lygiagrečios tiesės, tarkim, šitą AB pratestume ir čionais pratestume, man puikiai sekasi paišyti, mes galim rodyti, kad pagal lygiagrečias tiesės, jeigu čionais ir čionais yra vienodi kampai, o jie yra vienodi, nes trikampiai, tai kampas, taip, ABC kampas yra lygus kampui CDE. Gerai, jie reiškia yra vidaus priešiniai kampai, jie sutampa, jos kertanti tiesė yra lygiagreti, tai sudaro vienodą kampą, skirtinę tiesę tarp šitų kraštinių, reiškia mūsų
tikrai šitos dvi tiesės bus lygiagrečios, reiškia AB yra ir lygiagretu DE. Gerai? Tai mes matom, kad yra lygiagretu, vienodo ilgio ir priešingų krypčių, reiškia tikrai šitie vektoriai bus priešingi. Tai tiek. Ačiū visiems, kad žiūrėjote apie vektorius ir pagalvokime dabar kitoj temoje, kaip sudėti vektorius arba net kaip juos sudauginti. Ačiū ir iki.